Labas rytas visiems. Noriu Jums padėkoti, kad Jūs atvykote į šitas varžybas. Jeigu karpis nenerš, tikrai turėsim gan gerą laiką. Noriu padėkoti Akvilegijos žuvininkystės ūkiui už įsteigtus prizus ir už tvenkinį. Noriu padėkoti Paliučiui, Svampok prekinis ženklas, noriu padėkoti jiems labai. Taip pat Valdui Jankui, kuris yra to viso renginio kaip ir mecenatas, skaitykim, tikrai be jo nebūtų tokių prizų. Ačiū jam. Noriu padėkoti Krante LT Aurimui Rinkui, kuris jau daug metų mus, kaip sakant, ir globoja, ir remia, tai noriu jam padėkoti. Sveiki visi, kurie vėl susirinkote pažiūrėti Akvilegijos filmuką apie naujausias mūsų varžybas. Šį kartą turime ką papasakoti, nes įvyko dar vienos neeilinės žūklės varžybos, kurios ne tik pasiteisino, bet ir gerokai pranoko visų lūkesčius. Kai tik nuskambėjo starto signalas, prasidėjo tikras šou. Vos tik įmetus meškerės pasipylė kibimai. Nors buvo prognozuojama, kad karpiai šiuo metu gali pradėti neršti, todėl visi tikėjosi vangios, atsargios žūklės, bet ši teorija žlugo vos per kelias pirmas varžybų minutes. Karpiai ne tik atkibo, jie kovėsi kaip niekad anksčiau. Vienas po kito didžiuliai karpiai kabinosi ant kabliukų, bet ne visi jie pasidavė. Daug žuvų tiesiog pabėgo paskutinę akimirką. Daugelis susidūrė su iššūkiais – sulenkti kabliukai, nutraukti valai ir pabėgusios žuvis. Varžybų metu buvo pagauta ir keletas solidžių amūrų, stiprių, greitų ir nemažiau užsispyrusių žuvų. Aplinkos atmosfera buvo nepaprastai jauki. Visi žinojo, kad nors kovojo dėl pergalės, tačiau svarbiausia bendrystė, aistra žvejybai ir gera nuotaika. Vienas įspūdingiausių epizodų vyko nakties metu, kai komanda Stabilus užkabino milžinišką amūrą. Kova vyko ilgai ir kai jau atrodė, kad viskas baigta ir žuvis bus graibšte, jis netilpo. Graibštas pasirodė per mažas. Bandant jį kaip nors įprašyti, žuvis pabėgo. Vienas momentas buvo tikrai išskirtinis ir pateks į Akvilegijos istoriją. Arūno sugautas auksinis karpis. Taip, jūs gerai išgirdote. Tikrai gyva auksinė žuvelė. Tikimės, kad Arūnas sugalvojo norą. Gal dar daugiau karpių kitoms varžyboms? Kai varžybos baigėsi, buvo sunku patikėti, kiek žuvies buvo pagauta. Rezultatai išties įspūdingi. Lyginant su praeitomis varžybomis buvo sugauta beveik 3 kartus daugiau, nors komandų buvo dvigubai mažiau. Aš noriu padėkoti Algiui. Jeigu ne jo čia darbas, ne jo
noras daryti varžybas ir viską, kad nieko to ir nebūtų. Tai paplojam. Dėkui. Ačiū. Didžiulis ačiū visiems dalyviams, kurie atvyko su geromis emocijomis, kantrybė ir noru pasimėgauti gamta bei žvejyba. Ačiū rėmėjams, kurie suteikė prizus ir palaikymą. Ir žinoma dėkojame žiūrovams, tiek tiems, kurie stebėjo gyvai prie kranto, tiek tiems, kurie dabar žiūri šį filmuką.